Lietuvos KKI buvo įkurtas 2004 metais kaip dalis tarptautinio pasauliečių katalikų organizacijų tinklo Tradicija, šeima ir nuosavybė, kurį įkūrė brazilų filosofas, istorikas ir publicistas daktaras Plinio Corrêa de Oliveira. Garsiausia šio organizacijų tinklo įvykdyta akcija buvo daugiau nei 5 milijonų parašų surinkimas 20 šalių po peticiją už Lietuvos nepriklausomybę 1990 metais. Po šio įvykio tai yra taip pat ir knyga išleista, Nepamirštas pasaulio rekordas. Nėra dabar pas mus tik vieną egzempliorius, bet galima, kad internete galima užsisakyti savo dar. Nepamirštas pasaulio rekordas. Po šio įvykio šios organizacijos atstovai kasmet rugpjūtį lankydavosi Lietuvoje su Lietuvos parapijose keliaujančia Fatimos Dievo motinos statula. Tradicija, šeima ir nuosavybė visada skleidė pasauliečių katalikų įsitraukimo į socialinius ir politinius reikalus idėjas. Būtent tai mes bandome daryti ir šiandien.